Sveiki, mėlyjei. Realiai žiūrovų pageidavimu esame pas Tadą Pikčiūną svečiuose ir šiandien pakalbėsim apie kai kam labai svarbius dalykus. Tai yra apie pinigus. Apie pinigus ir tai, kas mūsų laukia. Tadas yra ekonomistas, ūkininkas. Tadai, praeitoje laidoje sakė, kad labai žaviesi Ameriką, myli Ameriką. Tebe myli šiandien Ameriką dar? Na, jūs į Ameriką labai žiūrit, Amerika nėra vienalytė, tai yra nuomonių pluralizmas, yra daug žmonių ir daugelį tų žmonių galima būtų pavadinti tuo terminu vatnikas. Netgi, tarkim, tokį žmogų kaip Ray Dalio, iš Bridgewater Associates yra vienas didžiausių ETF fondų. Tai kai tik tai prasidėjo tie įvykiai vasario mėnesį, tai jisai davė kaip tik interviu ir buvo paklausta jo, ką jūs manote apie Putiną. Tai jis tiesiai šviesiai ir pasakė, sako, kad tai labai protingas žmogus. Tai ko jums ne vatnikas ir ko jums, tarkim, Amerikos žmonės, ta prasme, ir jų nuomonės. Supratau. Tadai, pakalbėkime apie pinigus. Dabar socialinėse tinkluose labai yra populiari tema ir žmonės šiaip domisi. Kas yra įdomu, kad žmonės apskritai kažko domisi. Būna žmonės dažniausiai žiūri žiniasklaidą, ką parodo, tą įsideda savo, kaip sakant, į atmintį ir vaikšto su tom programėlėm. Bet dabar pakalbėkim apie tą temą, kuri didžioji žiniasklaidoje yra nutylima. Apie ją nėra kalbama, bet socialiniuose tinkluose, dabar jinai yra ant bangos, apie ją žmonės diskutuoja, apie pinigų skaitmenizavimą. Taip sakykime, apie skaitmeninius pinigus. Na, jeigu realiai dabar turinti žmonės korteles bankinės, jie realiai turi, ir taip jau turi skaitmeninius pinigus, galim realiai sakyti, ne taip, jie neturi popierinių pinigų, aš taip kaimietiškai paprastai labiau ūkiškai nei tu ūkininkas kalbu. Realiai jis turi kortelę, kortelė yra kažkokie skaičiukai, kažkokia programėlė ir tie pinigai realiai yra skaitmeniniai. Bet yra, vadinkim, tie CBDC, kurios bando įvesti tos visiškai skaitmeninius, kurie jau nebebus pririšti prie tų popierinių. Ne? Tai koks šis skirtumas? Jūs, Vaidai, viską labai greitai bandot susakyti. Taip. Čia yra daug prie to labai reikėtų prieiti. Pirmiausia, tai CBDC arba Central Bank Digital Currency, kas išvertus yra skaitmeninė centrinių bankų valiuta ir pinigai, jūsų banke, elektroniniai pinigai yra iš esmės skiriasi. Nežinau, kaip įvesti netgi į tuos skaitmeninius pinigus, galbūt reikėtų, kaip jūs klausimo pradžioje pradėjot kalbėti, turbūt reikėtų įvesti iš politinio konteksto, taip? Tai nieks nekalba Lietuvoje ir LRT nerodo svarbiausių pasaulio įvykių, kurie vyksta kaip tik šiuo metu. O kasgi vyksta, tai galim pasižiūrėti į paskutinį susitikimą Xi Jinpingo, ar ne? Kuris nuskrido į Saudo Arabiją. Tai buvo antras jo susitikimas po COVID šitos ligos. Tai žiūrėkit dabar, esminis dalykas, dėl ko tariamas yra. Tariamas yra dėl Petro Juanio arba naujos valiutos. Dėl naujos valiutos tarėsi tos BRIC šalis, ten Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrikos Respublika. Ir nori įvesti skaitmeninį, reiškia skaitmeninį vienetą kažkokį tai ir jį dengti auksu, tą skaitmeninį vienetą. Ir už tą skaitmeninį vienetą įsigyti naftą. Taip? Nuo 1974 metų pasaulis buvo valdomas ir buvo prekiaujama viskas už dolerius. Nafta buvo perkama už dolerius. Nes būtent amerikiečiai to pasiekė kai prasidėjo karas tarp Izraelio ir tarp šitų, reiškia, ir tarp Izraelis, Egipto ir Irano, taip?
71 kažkur tai metais prasidėjo tas karas ir Egipto prezidentas, reiškia, kadangi Izraelis automatiškai kreipėsi pagalbos į amerikiečius, taip, savo geriausią sąjungininką, Egipto prezidentas pasiūto, reiškia, ir jisai kreipėsi taip pat pagalbos į Saudo Arabiją. Nu, Saudo Arabija kas yra? Yra nafta, taip. Ir kadangi nebuvo kitos galimybės, kaip kariauti su amerikiečiais, tai jie pritaikė naftos embargą. Ir nafta nuo $1 pabrango iki 8 per 4 metus. Tai procentinė išraiška, tai yra žvėriški pinigai, žvėriška infliacija, ar ne? Niksonas išaldė net kainas, atsisakė aukso standarto. Tai matot, koks buvo smūgis Amerikai. Tai kokia buvo sugalvota Jungtinių Amerikos valstijų strategija, kad būtų galima apeiti, jie turėjo užsitikrinti stabilų naftos tiekimą. Tai buvo pagrindinis jų tikslas. Karų nepaimsi. Ką daryti? Tai buvo sugalvota tiesiog duoti arabam pinigų, technologijų, visko, ko jie paprašys tiek, kiek reikia. Taip užsitikrinti stabilų naftos tiekimą. Vat ir matom, mes visą tą Saudo Arabijos tą techninį stebuklą, ar ne, tos visus dangoraižius, ar ne, tas, kam aš visiškai, pavyzdžiui, nepritariu, netgi kviečių auginimą dykumose, ar ne, tą visą miražą, tarkim. Tai vat iš čia atsirado tas stebuklas. Ir visą šitą bambagyslę tarp dolerio ir naftos šiuo metu yra bandoma nutraukti. O instrumentai kokie yra? Ar Xi susitars ir bus Petro Juanis? Ar susitars Putinas, Xi Jinpingas ir BRICS? Visas šitas sukurs naują valiutą ir už tą naują valiutą, kuri bus surišta su auksu, pirks tuos pačius, reiškia, barelius naftos. Bet tai vis tiek vyksta kova, Amerikos išstūmimas iš rinkos. Taip. Gerai dar, kad pasakėt, dar paminėsiu vieną faktą. Visi ekonomistai praeitą savaitę, aišku, LRT irgi to neparodė, tiesiog leipo juokais. Leipo juokais iš vieno makroekonomisto, kuris pasiūlė, reiškia, Putinui planą. Žinote turbūt, kad Rusijos naftai yra uždėtos lubos. Jie nusprendė. Taip, $60 už, reiškia, naftos barelį. Tai ekonomistas sako, o jūs, reiškia, nesiūlykit 60, jūs sako, parduokit už 30. Bet už tuos $30, reiškia, už barelį, bet jūs imkit ne dolerius, nes iš dolerių Rusijai jokios naudos, o auksą. Tai yra tiesiog kilpos užveržimas. Kitais žodžiais tariant, nesunku suvokti, kad kas prasidėtų Europai. Tai iš karto padidėtų naftos poreikis, nes kaina $30, nieks neatsisakytų jos pirkti. Ir pultų visi pardavinėti dolerius ir pirkti auksą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Rusija, turėdama didelius aukso rezervus, ir tegu man ten nepasakoja, ten tarkim statistika, ar ne, kuri ten Market Watch, man atrodo, pateikė aukso rezervų statistiką, kad ten Rusija turi 2000 tonų aukso, o 2500 tonų aukso, o Kinija turi 2000 ar 2000 tonų aukso. Realiai tai, pasakysiu taip, kad realiai neoficialiai kalbam apie tai, kad Kinija turi 20 000 tonų aukso. O Rusija neoficialiai turi 12 000 tonų aukso. Tai va tokie yra maštabai, tokie yra dideli aukso sukaupti kiekiai. Jo labiau, kad ką matome dabar, tai didieji visos Azijos šalis, centriniai bankai, didieji pirkėjai dabar kaip tik šluoja biržoje auksą. Jie superka apie 400 tonų. Tai vat tiesiog įtampa šiuo metu tiesiog tvyro ore. Ir koks bus vakarų atsakas? Tai vat atsakas bus būtent su ta skaitmeninė valiuta. Tikimasi išplaukti ant šitos skaitmeninės valiutos ir global reset, arba kitaip sakant, nuturtinimo. Populiacijos nuturtinimo, sumažinimo. Nes pažiūrėkit. Realiai žiūrovui įdomu yra, kaip atsilieps man. Žiūrovui turinčiam būstą, kažkokį namą, butą,
sklypą, mišką, sodybą, ūkininkas gal žemės turi, automobilį turinčių. Vidutiniosios klasės ir šiek tiek aukščiau, vadinkim, tos klasės žmonės, jiem įdomu tiesiog žiūrint, o kaip man atsilieps visas tie skaitmeniniai pinigai, kaip aš gyvensiu, kaip gyvenau, taip ir gyvensiu, turbūt žmonės galvoja. O kiti pergyvena. Taigi, aš dabar turiu popierinį kišenį, tai jaučiuosi saugesnis. Paprastai žmonės mąsto. Taip tau kelia šypsena, bet, kaip sakant, koiniai pinigai yra koiniai. Ir man juos blogiausia atveju gali ateiti ir atimta, ne? Bet jie ten negali kažkur dingti, išgaruoti, elektrai dingus, ne? Vis tiek jeigu bus tvarkingai padėti, nesupelys nieko, tiesiog tu turėsi pinigus. Bet šito atveju, skaitmeniniai tie pinigai, grėsmė, kam didžiausia grėsmė? O gal tai nėra grėsmė? Gal čia yra gėris? Kaip tu vertini tai? Pradėkime nuo to, kas dabar ypatingai arba Italijoje, arba Lietuvoje kalbama apie grynuosius pinigus. Ne? Kad tu nusimk iš banko grynuosius pinigus ir jausysi saugus. Tai taip nėra. Nes, pasižiūrėkit, kas dabar dedasi pasaulyje, ar ne? Peru hiperinfliacija, Egipte infliacija didelė, 80%, ar ne? Brazilijoje, Argentinoje infliacija, taip? Tai realiai dėl Amerikos, reiškia, infliacijos eksporto visą tai vyksta. Nenoriu kalbėti ir detalės visą tai, nes paprastam žmogui tai nelabai svarbu. Bet grįžtant toliau prie tų skaitmeninių pinigų arba, tarkim, arba grynųjų pinigų, tai kam jums reikalingi tie grynieji pinigai, keičiantis monetariniai politikai, pereinant iš dabartinės, ką mes turim dabar, turim grynuosius pinigus ir elektroninius pinigus banke. Taip? Mums siūloma yra apskritai atsisakyti dabartinės monetarinės politikos ir pereiti prie skaitmeninės visiškai. Ką tai reiškia realiai? Dabar šiuo metu, kai jūs darot pavedimus, ar ne, tarkim, aš iš jūsų noriu tapkes nusipirkti. Taip. Jūs parduodat man tapkes, aš jums padarau pavedimą. Mano bankas Luminor, jūsų Swedbankas. Mano sąskaita, kai aš perku iš jūsų, tai kredituojama, jūsų debetuojama. Taip? Taip. Jums tiesiog pervedami pinigai. Yra daug pavedimų, bankas gale dienos jos sudengia kreditą su debetu ir tarpusavį bankai atsiskaito. Tai CBDC padaro taip, kad šitie bankai nebereikalingi. Yra jūsų telefonas, yra mano telefonas. Ir tarpusavį. Taip, tik tai mūsų prižiūri, šiuo atveju mūsų prižiūrės Europos centrinis bankas. Atsiskaitimai, jūs, tarkim, buvot Kiprė, kiek girdėjau, taip? Taip. Ir jūs nusprendėt prekes tas, tarkim, įsigyti Kiprė, o aš ten mačiau labai skanus vaisius kažkoks ten buvo. Tai aš sakau, paskambinu jums, pasakau, Vaidai, nupirkit ir man. Prie dabartinės, tarkim, pinigų politikos. Mano bankas kreipsis į Kipro banką. Taip. Pavedimas užtruks 2 dienas. O čia mes tiesiog susiliesim telefonais per ekraną, padarysim pavedimą, viskas. Poros sekundžių reikalas. Toks yra jų, ta prasme, tos valiutos, toks yra greitis. Tai atrodo, dėl greičio, patogumo, iš tikrųjų yra neblogas dalykas. Tai naudojasi, man atrodo, ta kriptovaliutų blockchain technologija. Tikrai yra patogu iš tos pusės, bet nieko nėra už dyką, kaip žinia. Ir yra daug paslėptų kabliukų. Kur šuo pakastas? Prarasit laisvę? Būtent. Dėl to žmonės socialiniuose tinkluose labiausiai ir pergyvena. Jie sako, kad vieno mygtuko paspaudimu tiesiog jūs gali jums atjungti gyvenimą. Tarkim, tiesiog paspaudė ir viskas. Ir kaip jūs sakot, tame telefone visi pinigėliai ir jis užgeso. Vieno mygtuko paspaudimu jis nieko negali nusipirkti, jūs negali visiškai nieko. Geriausiai apie tai turbūt kalbėjo Bank of International Settlements, Ženevos banko, kitaip sakant, vadovas, kuris, be užuolankų pasakė, kad esmė yra kontrolė. Kontrolė. Taip, totaliai. Mes dabar nežinom, reiškia, koks nors ten marko, reiškia, Švedijos sekus leidžia, o čia Lekstutis leidžia eurus. Mes nežinom, kai jisai pasiema tos grynuosius pinigus, mes nežinom nei kam jis leidžia, nei kuris jis išleidžia, nei kokius kiekius perka, nieko nežinom. Kiek arbatos paliko? Pirmiausia, yra reikalinga ta tobula
tobulas žinojimas, ką jūs perkat, kiek ir kokiais kiekiais. Antras dalykas tai būtų per tą žinojimą kontroliuoti ir veikti jūsų elgesį. Na gerai, aš esu pasirašęs dar tokį klausimą įdomų. Tarkim, na gerai, mes dabar žinom, kad yra tos tokie dalykai kaip prostitucija, tarkim, kyšiai, imkime Masiulio pavyzdį, kada pinigai yra skolinamėsi dėžutėse, kažkokio ten likerio ar konjako ar dar kažkokie. Yra į turgų einat pas močiutę, perkam užaugintą pomidoriuką sezono metu, kada jie užauga tie pomidoriukai. Galima pas kažkokią močiutę kojines nusipirkti, mėgstas, ir dabar šitoj vietoj, tarkim, prostitucija, ten visi kiti dalykai. Narkotikai. Narkotikai, taigi juotai. Tiesa, kaip narkotikai? Dėl narkotikų aš galvoju, todėl jie ir prastuminėjo tos įstatymus, kad legalizuoti ir kaip sakant, prijungti, kad šitą sistemą kuo puikiausiai veiktų. Bet jeigu be narkotikų pakalbėkime apie tą juodąją rinką, tą, kur tiesiog, kaip tada šitą rinką, tai jinai dingtų turėtų visą juodąją rinką, cigaretės iš Baltarusijos? Nemanau, kad tai dings. Pirmas dalykas yra tai, kad grinųjų pinigų, kaip po tokių, iš karto nebus iš karto atsisakoma. Jie tiesiog veiks. Palaipsniui. Taip. Kaip ir, tarkim, euras su litu, atsimenat, kai buvo perėjimas, ar ne? Tai buvo galima ir viena valiuta atsiskaityti, ir kita. Tai vat, grynieji pinigai, kaip po tokie, jie išliks kuriam laikui, bet jie bus nuolatos deginami infliacijos. Tai gerai, tai ką tu nori pasakyti? Palaipsniui dings prostitucija, palaipsniui dings močiutė su kojiniu. Žiūrėkit. Kur jos vis tiek galutiniam variantui? Tai seniausia pasaulio profesija, jos neišlaikins niekas, taip? Tai bus tiesiog alternatyvus atsiskaitimo būdai. Arba bus sukurta kita šešėlinė rinka ir šešėlinė valiuta, paprastiem žmonėm, arba, kas yra, aš mano galva, tikresnis dalykas, tai bus atsiskaitinėjama aukso ir sidabro uncijom. Galbūt vario. Taip? Ateini pas prostitutę su gramo aukso ir klausi, ką tu gali už gramo aukso man suteikti, kokių paslaugėlių. Jinai išsitraukia, pasitikrina, tikras, pamatuoja. Tai labai amoralu, bet, sutikim, nei vienas imperatorius, kurie kovojo, niekam nepavyko šitos juodos rinkos suvaldyti. Bet aš taip realiai dėlioju, žinai situaciją, aš dabar ateinu į turgų pirkti pas močiutę pomidorų ir naminių kiaušinių. Atvažiuoju į Rietavo turgų, kur Rietavo turgus, didžiulis turgus, tarkim, Žemaitijai. Į kurį suvažiuoja dalis Latvijos ir visokių kitokių tautybių žmonių, prekiautojai, pirkėjai ir taip toliau. Kiek aš praėjau per visą tą turgų, gal aš mačiau pas kokius 5 ar 6 prekybininkus, kurie turi kortelių skaitytuvus, pas kuriuos galima įsigyti prekes ir įsigyti kortelę. Ten realiai tik tai grynieji pinigai šitam turgui veikia. Ten tik grynieji pinigai. Paimkim šitą pavyzdį, kas bus su šitokiu turgum, tarkim. Pradžiai, kai prasidės šitas valiutinis perversmas visas, pradžiai atsiskaitinės dar grynaisiais pinigais, nes kaip visas tas perversmas vyksta realiai, tai dažniausiai būna sekmadienis. Sekmadienį... Turgaus diena, Rietavo. Taip, tiesiog sekmadienį jums per LRT bus pranešta, kad jūsų sąskaitos banke yra užblokuotas. Bus paskelbta nepaprastoji padėtis. Ir tą nepaprastąją padėtį greičiausiai paskelbs arba Lietuvos bankas, arba Finansų ministerija. Ir paskelbs tą nepaprastą padėtį dėl ko? Dėl to, kad artinasi turbūt visiems nepaslaptis, kad 23 metais stambus kapitalas Jungtinėse Amerikos valstijose laukia milžiniškos krizės. Taip. Ir tos krizės pasekoje, sakys, kad mes dabar galvojam, ruošiamas planas, kaip čia ką daryti. Dėl tos didelės krizės reikia uždaryti jūsų sąskaitas dabar banke. Ir jūs kaip norit, taip gyvenkit. Ir tu nori pasakyti, kad čia visiškai neužilgo tai įvyks? Sakai, 23 metais gali tai įvykti? Valiutinis tas pasikeitimas įvyks, tarkim, Britanijai
Jisai turi įvykti 2023 metais. Jungtinėse Amerikos valstijose pilotinis modelis New York'e jau yra paleistas ir jame dalyvauja Citibank, Bank of America, Mastercard, bet nedalyvauja JP Morganas. Ir man iš karto, jeigu tik tai elitinis pasaulio bankas nedalyvauja, iš karto gimsta viltis, kad netaip lengva bus įvesti tą CBDC, ar ne? Kodėl taip kalbu? Todėl, kad, jūs turbūt irgi esat girdėjęs, kas yra JP Morgan ir jo intimus santykis su auksu, sidabru, taip? Jie labai dažnai darydavo tuos sukčiavimo schemas, vadinamas spoofing angliškai. Tai telefoninis sukčius, išvertus į lietuvių kalbą. Tai reiškia, bankas paskambina ryte ir pasako, aš noriu šiandien parduoti daugybę aukso uncijų biržoje. Birža pamato, kad yra ruošiamas toks JP Morgan banko pavedimas ir prekybininkai iš karto į tai reaguoja. Jie pardavinėja, iš karto uncijas nori pirmi parduoti, automatiškai krenta kaina. Vakare JP Morgan analitikas, reiškia, arba ten brokeris, sako, mes nebeparduodam, mes perkam. Ir automatiškai nusiperka pigesnę kainą. Ir už tai JP Morganas yra baudžiamas milijardiniam faktiškai baudom. Taip? Tai ką noriu pasakyti tuo, kad JP Morganas greičiausiai, aš taip viliuosi, kad stato ant kitos sistemos. Jisai stato ant bimetalizmo. Ir čia mes matome, kad, kaip mes pradžioj kalbėjom, ar ne, kad Amerika nėra vienalytė. Tai kapitalas, ko gero, gali būti, kad prasidės kapitalo tarpusavio erozija, kad kariaus tarpusavį tos finansinės grupuotės. JP Morganas bus už bimetalizmą, Bank of America, aukso ir sidabro tandemas. O kiti bankai, reiškia, bus už tą CBDC ir elektroninius pinigus. Tiesiog JP Morganas yra per didelis, kad būtų galima jį labai lengvai pastumdyti. Kitas dalykas yra, aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose tai būtų galima prastumti be senato žinios. Nes sutikim, šitas dalykas bus panašiai pasinaudota kaip su pandemija. Bus bandoma pastatyti viską prieš faktą. Įsivesta, o paskui jau tiek senatoriai, tiek visi, jūs galvokit, ką čia dabar daryti. Bus tokių principų, stumimo principų, taip? Bet bėda yra ta, kad visi Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai yra finansuojami bankų. Taip. Ir čia JP Morganas groja pirmus smuikų, realiai. Tai įvesti šitą valiutą labai lengvai, tai bus sunku. Bent jau aš taip viliuosi. Gerai, šitą valiutą jie vestų savo įtakos zonose, ne? Šitą valiutą jie vestų. Jungtinėse Amerikos valstijose ir jos kolonijose. Jo. Lietuva šitoje vietoje papuola. Lietuva apskritai, aš tai kaip nebaigiau kalbėti, kaip visą tai vyks Lietuvoje. Tai sakau, paskelbs tą nepaprastą padėtį, uždarys jūsų sąskaitas. Ir pasakys, ar Lietuvos bankas Seimai, kad yra tokia ir tokia krizė ir čia nieko nepadarysi. Seime ten jie kalbės, ten vaidins kažką, tai... Kompensuos. Ką kompensuos? Iš kažkur kažką pakompensuos. Ne. Jau jų, ta prasme, viskas, jų kažkokia galia, kažką tai... Šitoje vietoje pakeis padaryti nieko jau. Ne. Tiesiog mes papuolėm į tokį pasaulyje reikalą. Matot, aš rašiau, beje, savo magistrinį darbą iš pinigų politikos, monetarnės pinigų politikos ir sakiau, kad mano pagrindinė buvo mintis, kad atsisakyti lito yra labai didelė klaida. Tai mes dabar už tą atsisakymą kentėsim kaip reikalas. Ir kentėsim ne vien tik tai tuo, matot, mūsų situacija buvo geresnė, mes turėjom savo aukso, taip? Taip. Ir mes galėjom lito perkamąją galią išlaikyti aukso. O dabar mūsų auksas Londone ir man nieks negali paaiškinti, kodėl Londone. Europos centrinis bankas yra Vokietijoje, ar ne? Aš galiu paaiškinti. Na. Auksas, šalių auksas visada yra laikomas pas šeimininkus. Taip.
Tai ir viskas. Atsakymas yra labai paprastas. Todėl mano žiūrovai, kai aš paskutinius video dabar darau, kas valdo Lietuvą, kas kaltas dėl to, kad mes esam tokiai situacijai, ar Lietuva yra priklausoma, ar nepriklausoma, kodėl aš keliu visada tą klausimą. Ir čia labai geras yra klausimas, kodėl mūsų auksas yra būtent Londone saugojamas. Mėlyje, todėl, kad auksas visada būna pas šeimininką. Šeimininkas niekada neduos saugoti savo aukso kitiem. Na, nebent šeimininkui namas dega ir jis paprašys priglaust laikinai pas kažką, bet po to namui užgesinus, pastačius kitą namą, jie kuo skubiau, pati pirma užduotis bus jį parsigrąžinti. Mes jau turėjom vieną kartą, kada mes auksą buvom Amerikoje pasidėję ir jis ten dingo. Tai dingo ne tik, dingo ir vokiečių, ir italų, ir reiškia, ir prancūzų. Nu, Šarlis de Gaullis buvo susigrąžinęs. Bet realiai tai taip, tai tie stambus kapitalas, jie žino, kas yra pinigai. Jų nenupirksi eurais, doleriais ar kita valiuta. Jūs galima nupirkti su didesniu kiekiu auksu. Taip, tik tai esmė ta, kad žinokit, auksas palieka Europą, auksas palieka Jungtinės Amerikos valstijas, auksas eina dabar į Aziją. Taip. Gerai, grįžkim prie Lietuvos. Lietuvos auksas Londone. Tikėkime, kad jis ten yra Londone. Na, kur tos saugyklos, mes nežinom, bet pinigų esmė ta, kad Londonas prižiūri. Ką žmonės turėtų kokį klausimą kelti? Taip. Jeigu mūsų pinigų politiką vykdo Europos centrinis bankas, taip, o dabar netgi IMF, Tarptautinis valiutos fondas, yra pripažinęs auksą Tier 1, tai reiškia turtas, kuris palaiko valiutos, reiškia, kuris paliko valiutos perkamąją galę. Tai kodėl mūsų auksas nepalaiko euro perkamosios galios ir nėra jo Europos centriniam banke, kodėl jis ne Frankfurte, o kodėl jis į Londone? Žiūrėk, gerai. Padėliokim modelį. Atsitinka momentas tas, kada, sako, įvedinėjamas CBDC, ne? Ir dabar tie žmonės turintis turto, tarkim, pasiturinti žmonės, kurie ten, tarkim, kolekcionieriai, turintis visokių ten kažkokių paveikslų ar dar ten kažko ten. Kaip iš šitos sureaguos visą šitą sistemą, tarkim. Na, yra turčiai, kurie turi tiesiog prisigrobę turtą. Tie patys mūsų politikai, jie turi. Kas laukia jų? Taip, tai pirmiausia būtų teisinga turbūt įvardinti šitus laimėtojus ir pralaimėtojus, ar ne? Tai pirmiausia laimės tie, kurie neturi grynųjų pinigų daug arba elektroninių pinigų sąskaitose. Taip. Kurie yra investavę į tam tikrą turtą, fizinį turtą. Taip. Ir pralaimės labai tie, kurie yra investavę į skolos vertybinius popierius arba obligacijas. Į popieriukus, taip. Ne, popieriukas tai ir, tarkim, ir akcija irgi yra popieriukas. Nu, taip. Bet vertybiniai popieriai yra skirstomi į skolos vertybinius popierius, akcijas, viskas išvestinės finansinės priemonės. Kalbėjau apie vertybinius. Taip, tai aš manau, kad tie, kurie turi obligacijas, o tai yra ir mūsų, ne tik tai, tarkim, paprasti investuotojai, tai yra ir visokie pensijų fondai, ar ne? Jie laikosi taisyklės 40% į obligacijas, 60% į įvairius kitus finansinius instrumentus. Tai vat mes ir prieinam... Apie pensininkų pinigus. Taip, iš esmės taip. Tai dabar dar iki pensininkų dar čia dait, dar yra pakankamai didelis kelias. Tai kas bus, reiškia? Tai tie žmonės, kurie turi tas obligacijas, kurie turi pinigus, pinigus sudegins greičiausiai infliacija, o obligacijos visos tos, jos už jas nebus atsiskaitoma. Nu, ką aš turiu omeny, nebus atsiskaitoma. Nebus atsiskaitoma naująją valiutą. Jeigu jūs skolinot Lietuvos vyriausybei, Lietuvos, reiškia, Seimui, Šimonytei, skolinot pinigus ir jinai įsipareigoja jums už 10 metų, reiškia, obligacijos kuponas sugaliojimo termino iki 10 metų, reiškia, kad jinai jums sumokės tam tikras palūkanas už tą paskolą. Kalbėsiu paprastai, nes jeigu kalbėčiau finansinę kalbą, tai turėčiau pasakyti, kad ten maturity date, tas jau obligacijos termino kupono pasibaigimas ir jūs perkate obligacijos kuponą, tarkim, 100 eurų obligacijos kuponas, kuris parduodamas už 98. Taip, pigiau tam, kad
po 10 metų tuos $2 uždirbtume. Taip? Tai kalbėkim tiesiog paprasčiau, tiesiog pavadinkim tai palūkanomis. Taip? Tai jums bus sumokėta ir palūkanos, ir nominalas bus sumokėtas. Gausit jūs tą savo €100 nominalą, bet gausit seną valiutą. O į naują valiutą jums nieks nekeis. Matot, visiems atrodo, kad tas reset yra senas dalykas. Naujas dalykas tai yra. Perkrovimas. Taip, bet istorijai tai nėra kažkas naujo. Ta darė Hitleris 1938 metais. Tiesiog resetą aš siūlyčiau žmonėm vadinti kaip nulių nubraukinėjimą. Taip. Uždarys jūsų sąskaitą. Vat geras pavyzdys, tarkim, ta pati Brazilija su savo kruzero, kruzado nuo 1950 iki 1990 buvo daugybinis nulių braukimas. Atsiranda kruzedo, infliacija didelė, nubraukia nulius, uždaro sąskaitas, atsiranda kruzado. O Baltarusijai kaip? Apie Baltarusiją, ne, pavyzdį leiskit pabaigti. Tada, reiškia, kruzado pasibaigė, atsiranda kruzado numeris 2. Kruzado pasibaigė, atsiranda ten realas. Tai vat tokiais vat principais. Tai reiškia, kad jūs nepabėgtumėt, kad gudriai nepasielgtumėt, ar ne? O tarkim, turit ten tų kruzedų, ar ne? Ir matot, kad jau blogai. Bandysit kažką tai pasikeisti, kokį nors turtą nusipirkti, taip. Ar kokį nors gyvulį nusipirkti, ar į auksą, ar sidabrą investuoti. Tai, kad tai neįvyktų, valstybė areštuoja jūsų sąskaitas, uždaro sąskaitas, kad negalėtumėte atsiskaitinėti. 80% sumos, kai buvo Brazilijoje, tarkim, 80% jūsų sumos pasiskolina ir pasako, kad mes tą sumą gražinsim po N+K metų. Priminsiu, kad Brazilijoje tuo metu infliacija buvo apie 80% per mėnesį. Tai būtų toks pat pavyzdys. Jūs turit 1000, tarkim, 1000 kruzado, ne? Nueinat į tą patį turgų, nusiperkat vieną kiaušinį, kuris kainuoja 1 kruzado. Po mėnesio tas dėl 80% infliacijos jau jūs turit už vieną kiaušinį mokėti 2 kruzado. Po metų jau 1000. Vat tokie yra infliacijos augimo tempai. Vat ką padaro infliacija kainų. Aš nelabai suprantu. Ir galiausiai, kai kas galiausiai būna. Valstybė paima iš jūsų pinigus, areštuoja juos ir tuos pinigus, tuos 80%, kurie yra jūsų tų kruzadų, 20% jums dar duoda įsigryninti, jūs galite juos naudoti, o tuos 80%, ta žvėriška infliacija, tiesiog jos perkamąją galę sunaikina. Ir jūs ateisit, pasimsit iš banko savo tą 1000 kruzado ir pamatysit, kad vietoj 1000 kiaušinių gali tik vieną nusipirkti. Kur yra visas menas. Čia ir yra tas nunulimas. Kaip sakant, nauja kruzada ir vėl iš naujo. Taip, o tam ir atsiranda ta, tarkim... Aš klausiau apie Baltarusiją, o kaip Baltarusija pasielgė su rubliu savo šito atžvilgiu? Žinokit, su Baltarusija nesu tiek ekspertas, kad galėčiau su jie kažką tai ten daug sakyti ar daug domėtis, bet Baltarusai, kiek žinau, Lukašenka dabar taiko kainų ribojimą. Tai ta infliacija, kaip sakant, jinai yra visur ir joks politikas tiesiog negali nepasinaudoti senjoražo teisę. Senjoražas tai yra iš esmės galimybė spausdinti pinigus. Ir tiesiog žmonės turi suprasti, kad kalėdų senelio nėra. Nemokamai niekas nieko nedaro. Taip? O politikai prisispausdina pinigų, taip grubiai kalbant. Ir mes turim už visą tai kažkaip tai sumokėti. Gerai. O kaip sumokėti? Yra 2 keliai. 2 keliai dabar yra. Arba toliau spausdinam pinigus, ar ne? Ne, tai Amerika ir yra esmė. Taip. Amerika šitose žemynuose, tokiuose kaip Lietuva, nuo Lietuvos reiškia iki Vokietijos ir taip toliau. Tai federalinis rezervas ką padaro? Jungtinėse Amerikos valstijose praeitą savaitę pakėlė palūkanų normas, taip? Kitą dieną Lagrand ir Europos centrinis bankas pakėlė palūkanas ir Jungtinės karalystės centrinis bankas irgi pakėlė palūkanas. Čia viena šalis.
Tai, o Lukašenka ką daro, tai tą daro, ką daro ir, tarkim, Romos imperatoriai darė, taip, esant infliacijos tempui, ir stengiasi surakinti kainas. Įstatė, arba 71-ais tas pats Niksonas, ar ne, jisai nori, kad kainos nekiltų, tai yra esmė. Esmė yra ta, kad reiškia, kaip surakinti kainas, kad jos nekiltų, nes žmonės mato, kad pinigai nuvertėja, reikia kažką tai daryti. Taip. Tai ką daryti? Arba įvesti, tai kaip sakant, naują valiutą, braukyti nulius, fiksuoti kainas. Reikia kažkaip tai suvaldyti, nes situacija tampa nebekontroliuojama. Tada paprastas klausimas tau, kuris turbūt labai žiūrovui rūpi. Žmogus visada pasikirba galvoje pagrindinis klausimas, ką man daryti. Ką daryti žiūrovui. Žiūrovui žiūri, mato, prieš sėdė Tadas, būsimas Lietuvos ekonomikos ministras, kaip pasikeis laikai. Ne, kaip ne? Dėkui. Bus pasakyta ir gausi dirbti, čia nieks tavęs neklaus. Matot, vėlgi, ne ta tema, ne ta tema, bet aš, kadangi jau užvedėt šitą temą, tai aš jums pasakysiu kaip pavyzdį, kaip yra tvarkomos kolonijos ir pasakysiu, kad pabūsiu velnio advokatu šitoj vietoj. Būti valstybės, tarkim, sprendžiančių veikėjų yra ne taip paprasta. Žinau, dėl ko nepaprasta? Dėl to, kad yra Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog meistriškai tai dirbo tą technologiją, kaip valdyti kolonijas, ar ne? Pažiūrėkite į Huseiną, jis praėjo visas stadijas. Taip. Pas jį atėjo pirmiausia tartis gražiuoju, taip? Sakyt, kad mes tave padarysim turtingų žmogum. Tai jis atsisakė, taip? Tada pas jį buvo siunčiami šakalai, kad jį tiesiog eliminuoti. Taip. Nepavyko, nes jisai turi elitinę apsaugą, taip? Tada karas. Tai taip Jungtinės Amerikos valstijos tokia technologija ir veikia. Ir realiai, tarkim, Panamos prezidentui buvo ne vienam pasiūlytas. Tadai, aš kalbu apie kitus Sako, laikus. auksas arba kulkos. Aš kalbu apie kitus laikus, Suprantu, kai pasikeis globali politika, geopolitika, kai Lietuva galbūt nebebus vienos įtakoj, perės į kitų pusę įtaką. Aš tą linkmę. Bet ne apie tai. Ne apie tai. Klausimas visai kitas. Ką šiandien paprastam žmogui daryti? Prišnekėjai visokiausių čia dalykų, prigazinai žmonės dabar, padarėjai baisę laidą, siaubo laidą padarėjai, prigazinai žmonės, kaip žmonėm gyventi, paprastam žiūrovui, ką jam dabar daryti? Taip, tai aš žinau, kad lietuviai yra gan prasiskolinę už nekilnojamąjį turtą, taip? Yra įsigiję, pasiėmę paskolas, tai daug kas vakaruose tai bando apžaisti šitą sistemą ir tą CBDC įvedimą. Tai bando pasimti nekilnojamo turto paskolų ir su fiksuota palūkanų norma. Kiek žinau, Lietuvoje yra dažniausiai paskolos išduodamos ne su fiksuota, o su kintama palūkanų norma. Tai yra pasiliktas saugiklis mūsų bankų iš Skandinavijos, kad jeigu vos tik tai pradės keistis, bus didinamos vartotojams palūkanos, jie sutartyse tai yra nusimatę. Čia kalbam apie nefiksuotas, tas kintamas palūkanas, ar ne, palūkanų normas. Tai reiškia, bankai tiesiog perims turtą. Aš taip įtariu, jeigu jūs nesugebėsit jo sumokėti. Bet bus toks protingas požiūris, ta prasme, ar tas turtas, nekilnojamas turtas yra kažko tai vertas ir bus galima brangiau parduoti, gal jisai tiesiog miegamajame Vilniaus rajone, gal tiesiog neverta, gal žmogus, reiškia, pasikeitus sistemai mokės su tais CBDC elektroniniais vienetais ir viskas bus toliau. Tai vakaruose, civilizuotose šalyse, jūs galite pasimti su fiksuota palūkanų norma ir bandyti apžaidinėti sistemas. Apžaisti tuos žmonės, kurie kūrė CBDC, yra sunku ir jie nepakenčia tiesiog protingų žmonių, kurie bando griauti, bando juos apeiti. Tai ką jie darys? Tai jie greičiausiai pasakys, kad 3 mėnesiai atgal, jūs ėmėt kreditą, tai mes konvertuosim jūsų skolą 1:1. Skaitmeninis euras, ar jūsų paskola 100 000, tai bus skaitmeninių CBDC 100 000 eurų. Tokiu santykiu. Tie, kurie turėjo seniau skolas, aš manau, kad skolos bus atleidžiamos. Matot, kokia yra paskata žmonėms. Tai kokia gera valiuta pareina?
Eik tu savo, kad tik greičiau. Ir žiūrėkit, dar ne Jo. tik tai, bus žmonių, bus nepatenkintų daug žmonių, ar ne, tai bus ir bazinės pajamos. Jums kiekvieną mėnesį nereikės dirbti. Jums norit būti, tarkim, paprastų žmogelių, jums kiekvieną mėnesį bus pervedinėjami pinigai, kad jūs netriukšmautumėt, kad jūs neitumėt streikuoti. Taip pat bus tie pinigai. Švabas apie tai kalba. Nu, tai taip. Švabas tik tai kalba, o BIS daro. Tai žiūrėkit, tai, ką pasiūlo Šveicarijos Ženevos bankas, automatiškai atsiduria mūsų komercinių bankų darbuotojai. Taip? Tas pats CO2, tai visi matuokliai ir taip toliau. Vos tik tai Šveicarijos bankas apie tai prabyla, jis automatiškai nuleidžia, nes būkim biedni, bet teisingi, mūsų visi bankai yra prasiskolinę smarkiai, jie neturi savo nuomonės, tai, ką jam pasako, tai jie ir daro. Tas pats buvo Kinijai, ar ne? Kinijoje yra valstybinis tas kapitalas, valstybinio kapitalo komerciniai bankai, pas mus yra privataus kapitalo. Pas mus jie yra prasiskolinę ir juos galima tampyti už virvučių pagal skolas. Kinijoje tiesiog bus pasakytas į Zimpingo, kad įsiveskit CBDC. Kito kelio nėra. Gerai, tai toliau grįžti. Ką daryti žmonėm? Tai pirmiausia, žmonėm reikėtų apgalvoti apie turtą, kurį galima paliesti, aš kaip sakau, ar ne? Pačiupinėti, taip. Tai pirmiausia, galbūt reikėtų pagalvoti apie auksą ir sidabrą, ar ne? Taip, tą darė mūsų protėviai ir visi nuo neatmetamų laikų, be to, kad auksas, sidabras yra pinigai. Tai yra tikri pinigai, kuriuos jūs galit pačiupinėti ir auksas tikrai turi savo vertę, ar ne? Pertrauks tave tokia mačiutė čigonė. Senai, dar Mažeikis, kai gyvenau, automobiliais prekiavau ir mano kolega ten prekiavo. Buvo tiesiog, mes su čigonu verslą darėm, kartu buvom, partneriai. Padorus, labai fainas žmogus, jaunas. Jo. Tėvas buvo verslininkas, prekiavo automobiliais, mirė, perėmė į verslą, kaip vyriausias sūnus, pas juos palei tradicijas taip yra. Ir jie gyvena vienam name, kartu visa šeima ir močiutė, jo sena močiutė gyvena. Ir atsimenu, kažkada pasitenkėme, ar ten valėm automobilį, ruošiam tiesiog pardavimui kartu. Ir priejo močiutė sako, vaikai, švaistot pinigus niekam. Auksas, sako, nors gabaliuką nusipirkit. Auksas, sako, mano prosenelė auksą turėjo, pragyveno. Seneliai turėjo, pragyveno. Sako, tavo tėvukas, aukso turėjo, namą pasistatė. Vaikai, nepirkinėkit tų nesąmonių. Nusipirkit auksą gabaliuką, pasidėkit. Va čia šitos čigonės, toks senas patarimas ir kaip tu sakai, tiesiog paantrint tave, kad auksas per amžius buvo auksas, ne? Jis ten krito, kažkiek sviravo, bet atminkim ir tos laikus, karo laikus, kada už auksinį žiedą tu gaudavai tik 3 kg ryžių. Taip, tai aš tiesiog noriu pratęsti tai, ką aš sakiau. Tai pirkite auksą ir sidabrą. Ir turtą reikia iš esmės naudotis investuotojų strategiją. Tai yra turtą kaip įmanoma savo tą valiutą išskirstyti kaip įmanoma į daugiau daiktų. Jeigu ten nugriūtų, tai liko ten. Taip. Nes į smulkių daugiau. Taip. Tai perkat jūs auksą, sidabrą ir jums atrodo, kad jūs esate saugus. Na ne, nesu nesaugus. Aš vėlgi sakau, kad tie žmonės, kurie kūrė šią sistemą, kūrė CBDC, jie numato tokius žingsnius. Jie nenori, kad jūs kaip nors pralystumėt, suprantat? Kad jūs pakeistumėt. Tai ką darys? Darys tai, ką darė Amerikoje, tarkim, ar ne? Nuo 1933 iki 1975 metų Amerikoje buvo draudžiama turėti aukso, vežioti auksą, vienu žodžiu, kaip nors jo disponuoti. Auksas galėjo būti tik centrinėme banke. Taip? Jeigu mes jau kalbėjom apie bausmes ir apie visą kitą, kas gresia už visą tai, reiškia, už aukso naudojimą. Tai taip, kad auksas gali būti iš jūsų atiminėjimas, tai yra faktas. Ir tie žmonės, kurie padarė pavedimus, pirko auksą už pavedimus elektroniniu būdu, jie yra puikiai atsekami. Taip? Dabar matau, kad šituose coin shopuose, tuose, kur pardavinėja auksą, sidabrą, reiškia, jie susiduria su trūkumu. Jie nebespėja vykdyti užsakymų. Taip?
Lietuvoje bent jau, ir ne tik Lietuvoje, Comex biržoje taip pat yra deficitas, 200 milijonų uncijų trūksta sidabro, su deficitu šiemet parduota. Tai esmė ta, kad, sakau, tiesiog sistema stengsis šitą dalyką, kad jūs neturėtumėt, kad nepereitumėt iš vienos valiutos. Supratau, žiūrėk, gerai. Išlaikytumėt savo perkamosios galios. Visiems aukso neužteks. Vieni nusipirks, kiti nenusipirks. Žiūrėkit, yra galima pasidomėti tuo, kad galima tiesiog tą auksą išsiųsti. Yra įmonių, kurios užsiema saugojimu. Šveicarai. Galit pasinaudoti Lukašenką. Galit pasinaudoti Vladimiru Putinu ir siūsti visus. Vladimiras ir taip turi aukso. Jisai turi 12 000 tonų. Tai jeigu jūs turit kokį nors pažįstamų ar dar ko nors... Tu ką tu nori pasakyti, kad dabar žiūrovom reikia pirkti auksą ir siūs Putinui? Tu ką tu nori, kad... Yra paprastesnis variantas. Pasiemat Putino valiutą. Rublį, jeigu galite jį nusipirkti. Jis yra dengtas auksu. Paprastesnis variantas, nereikia siūsti savo aukso uncijų į Rusiją, nereikia saugot, nereikia mokėti už saugojimą, nereikia nieko daryti. Gerai, tada padėliokim kitokį modelį. Kaip aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kaip apsisaugot nuo to ateinančio kolapso, kaip Labas žmogau, ten turi tokį kanalą ir jis kolapsu vadina tą, kolapsu, jo. Žiūrėk, jeigu žmogus yra... Paprastas žmogus eina į darbą, dirba kažkokią įmonį, gauna atlyginimą, ten kažkiek pinigėlių susimoka bankui, kažkiek lieka, gal už tos pinigėlius jis galėtų ir kažkokią auksą ten gramelį nusipirkti mėnesį, atsidėti, ten dar kažką, viskas tvarkoja. Bet ar nebūtų paprašiau žmogui investuoti į kažkokius amatus ir tiesiog tapti nepriklausomu nuo viso šitos sistemos, tiesiog po truputį pasistengti išsivaduoti iš šitos sistemos. Šitas aukso tu perki, tu vis tiek laviruoji toje sistemoje, tu esi jų kontroliai, ten auksas vėl nuvertėjo, nenuvertėjo, ateis tas momentas, karo metu vėl tu už tą savo sukauptą auksą te gausi du bulvių maišus ir viskas. Ir tokia yra sistema. Lietuviai nėra turtinga tauta, tai taip, reikia galvoti apie alternatyves turto klasės. Ar ne? Taip. Tai būtų gerai pagalvoti, jeigu, tarkim, turit kokį nors sodybą kaime, taip, pasirūpinti kuru, taip, pasirūpinti, kad ten būtų kažkokio tai konservuoto maisto, daržovių, vandens, kuro, šulinys, taip, vanduo, taip, kad būtų kuro, taip. Netgi malkos, benzinas, dizelinis kūras, galima į tokius dalykus. Bet čia daugiau tiem žmonėm, kurie turi kažkokią tai sodybą. Taip. Bet tie, kurie uždaryti blokinėse dėžutėse, ar ne, jiem gyvenantiem miestuose bus pats sudėtingiausias, maksimalių išbandymų metas, kaip aš sakau. Taip. Kaip dabar Kijeve žmonės. Jo, iš esmės žmogus neturi kur dėtis. Tai jeigu jau esi čia, mieste, tai ką reikėtų vis tiek kažkaip tai tą perkamąją galią, kažkaip tai reikėtų ją išsaugoti. Tai galima investuoti turbūt į kokias nors, tarkim, meno vertybės. Galbūt galima investuoti į antikvarinius baldus. Galbūt galima ten tas vienas benzino ar dizelinio kūro kanistras, ten, nežinau, aš sužinojau, kad jie taip pat turi galiojimo datą. Ten per laiką taip. Benzinas tai labiau nugaruoja, dizelinas ilgiau laikas. Tai porą kanistrų balkonė galima pasidėti ir laikyti. Tai jom galės išsikeisti kažką, bent gale. Taip, cigaretės. Nieko nepadarysi. Kare yra, kaip sakant, o čia finansinis karas. Toks dalykas yra vienas dalykas, kuris niekada nevertėja, ar tai karai, ar marai, ar badai, senovinės monetos. Visiškai nėra per visą gyvenimą atpigusios, tarkim, senovinės monetos. Jos pastoviai brangsta. Visą gyvenimą jos brangsta. Nesvarbu ar karas ar maras, jos tiesiog karo maro medu pasidaro nebepopuliarios, kaip sakant. Jos niekam jos neįdomios. Situacija pasikeičia ir jos išlaiko tą pačią kainą ir toliau. Ir toliau. Kas yra įdomu. Bet čia reikia domėtis. Numizmatika reikia domėtis. Galų gale dabar galiu patarti žmonėm, tie, kurie norit, kad ateityje, tarkim, jūs gaunat parduotuvėje eurus, atverskite antrą pusę. Gal jums pasitaikė netyčia proginė.
eurą. Atsidėkit jį, šitą proginį eurą. Atsidėkit į lentyną. Nes šitas proginis euras prieš 2 metus kainavo 4 eurus, dabar jau kainuoja 60 galbūt eurų. Tiesiog proginiai eurai, labai brangus yra. Bet čia, žinokit, tai yra tiesiog centai. Jeigu taip, aš čia kalbu apie žmonės, kurie turi minimales tas pajamas, kad atėjus momentui X, tam momentui, kad jis tiesiog turėtų ką į burną įsidėti. Tai vat, atėjus momentui X ir keičiantis sistemoms, dėl ko kalba ten Italijos premjerė, ne, kalba, kad turėti grinųjų pinigų. Vat būtent tam grinėjai pinigai labai labai pagelbės. Nes kai bus jūsų sąskaitos užblokuotos, tai gali nutikti net nebūtinai dėl valiutos, ar negali būti dėl blackouto. Tai jūs tiesiog tuo metu galėsite naudotis medicinom paslaugom, ar ne? Galėsite nusipirkti maisto. Galėsite nusipirkti, sumokėti už elektros energiją, galėsite sumokėti už šildymą. Ir klausimas, kiek visą tai truks. Lietuvoje, kaip mes esam kolonijos, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijų kolonija, pakraštys visiškai prie sienos, mumis tikrai nieks labai pernelyg nesirūpins. Tai ar elektros energijos, tarkim, nutraukimo atveju, ar tarkim, jeigu keisim į tą CBDC, tai nieks mumis taip labai nesirūpins. Tad reiks galvoti patiems. Tai tas perinamas laikotarpis tarp monetarinės politikos, kuri yra dabar, ir perinat prie tos kitos, tuo laikotarpiu tai būtų visai patrauklu turėti tų grinųjų pinigų. Tam grinuosius pinigus reikėtų nusimti. Bet tai nereiškia, kad žmonėms dabar reikia pulti į bankomatus ir išsiminėti visus, kiek jis turi pinigų. Tiesiog reikia turėti dalį grinų pinigų, juodai dienai, kaip sakant, koiniai ir tuščiom kišeniam, kad neliktų tiesiog išjungus elementariai elektrai. Dingus serveriams užlinkus ir jūsų tas kortelės gali braukti kur nori. Taip. Tas pats, tarkim, žmonės, aš dar, biški pagazdinsiu, bet manau, kad reikia. Siaubo filmas iki galo turi būti baisus, pačiam gale bus baisiausia. Tiesiog pats pastebėjau, kad kai ateini į registrų centrą, ar ne, ir turi nekilnojamą turtą, jisai tau duoda išrašą. Taip. Išrašą. Taip. Bet ne patį faktą, kad jums priklauso tam tikras nekilnojamas turtas. Jie duoda išrašą, kad tu kažkokiai valstybei turi kažkokią turtą. Taip. Tai dabar pasakykit man, tarkim, jeigu pasikeis kažkiek tai teisinė sistema, pasikeis kažkiek tai įstatymai, jūs ateisit, šitas būtas mano, aš turiu išrašą. Kitas žmogus pasakys, tai tik išrašas, tu jį man pardavei. Tu neturi būto dokumentų. Pačio dokumento, kad būtas priklauso tau. Nes jie yra registrų centre, patys originalūs dokumentai. Jums duoda tik išrašą. Suprantat, tai aš turiu originalą. Jeigu iš senesnių laikų, taip. O jeigu dabar pirksi, tai notaras greičiausiai Nežinau, paims. Kaip dabar yra. Aš turiu originalą, sodybos turiu originalą. Dėlo, nomer, papkai. Tai jeigu dar senas, tada taip. Tada taip. O dabar, pavyzdžiui, jeigu įsigijat nekilnojamo turto kokį nors sklypą ar dar ką nors, tai dėja, bet duodamas išrašas. Tai reiškia, dabartinio turto dokumentai kaip ir dabartiniai pinigai ant kompiuterio, liaudiškai sakant. Taip, aš negaliu taip teikti, bet aš tiesiog pastebėjau, kad taip daro registrų centras ir mane tai erzina. Labai paprastai, pamodeliuokim tokią situaciją. Dingo elektra, karinė padėtis, užlūžo serveriai, registrų centras nebeveikia, viskas parūko, padūmo, nedaug dievė kokią raketą ten pataikė. Ir dabar ateina čia, sako, sveiki Tadai, kieno jūs čia dabar fotelį sėdit, kieno čia būstas? Tu sakai, mano, ne? Taip. Čia mano namas. Ir pateikiau registrų centro išrašą. Ir sako, dokumentus jūsų būsto. Tu paro kažkaip įsulka, ne? Taip. A kaip jam patikrinti, kaip viskas? Ne, jis tiesiog sakys, kreipkitės į teismą ir įrodinėkit, kad čia tikrai jūsų, kad jūs tame laikotarpį, nuo tos datos, kada buvo pateiktas išrašas, iki to blackouto, kad jūs to laikotarpiu, tarkim, nepardavėt. Aš visą tai kaip žiūriu. Aš žiūriu, kad mes tampam visiškai niekuo kaip žmonės. Taip, toks ir yra tikslas. Pasižiūrėkit, tarkim, kokioje dabar situacijoje yra Jungtinės Amerikos valstijos. Viskas suveda į geopolitiką, taip? Žiūrėkit, kaip konkuruoti dabar Jungtinėm Amerikos valstijoms su Kinija ir su Rusija. Rusija turi daug išteklių, o Kinija daug gamina. Ką turi Jungtinės Amerikos valstijos? Jos turi neblogą ginkluotę. Geriausia pasaulyje. Ir turi finansinį kapitalą. Spausdinimo mašiną. Taip.
finansinis kapitalas realiai, tai tie kvadralijonai dolerių, kurie yra, tarkim, vertinama dabar yra tie derivatyvai, tai vadinamas išvestinės finansinės priemonės. BIS priskaičiuoja iki 700 trilijonų dolerių. Tai jie realiai, tai yra finansiniai instrumentai, kurie nieko verti, kitaip sakant. Jų vertė, kad galima būtų juos kažkaip tai pačiupinėti ar dar ką nors pradėti. Tai yra sandoriai, tiesiog sandoriai. Auksas, tarkim, taip, matot, prekiauja auksu, tarkim, parduotuvėse ir parduoda biržoje, taip. Skirtumas. Biržoje kiek kainuoja? 23, čia sidabras kainuoja 23 dolerius už unciją, 23, ten 89 centus. O pabandykite už tiek nusipirkti parduotuvėje. Tikrą sidabro unciją. Nenusipirksit. Kiek parduotuvėje? 32-33. Skirtumas didelis. Kurį gali paliesti. Taip. Tai jau turi tam tikras, ta prasme, žmonės turi pradėti galvoti, kodėl. O todėl, kad prispausdintų uncijų yra apie 400, bijau sumeluoti, virš 400 su vienu. Tai reiškia, hedge fondai, stambios finansinės korporacijos, jos ateina, reiškia, jiems reikia nusipirkti tą patį sidabrą, nusipirkti tą patį auksą. Ir COMEX, arba reiškia, tie žmonės, kurie pardavinėja, kurie turi daug, jie sako, palauk, o kam tau? Kam tau tiek daug uncijų reikia? Žiūrėk, aš tau išrašau, kad tu nusipirkai 2 milijonus uncijų. Ir tu, aš tau pasaugosiu. Yra tokių, kurie užsispiria ir sako, ne, man davai. Čia ir dabar. Taip. Gerai tada sako, saugojimas kainuoja tiek ir tiek, atsiėmimas kainuoja tiek ir tiek. Jūs turėsite taip pat, o tai nėra, taip, o tai nėra mažas kiekis, ar ne? Tada koks nors hedge fondas pagalvoja, teisybė, iš tikrųjų. Tai gal geriau iš tikrųjų popierius. Ir galiausiai, kai jau, reiškia, kuo visa tai baigėsi? Baigėsi visa tai tuo, kad yra sukurta dirbtina aukso sidabro pasiūla, kad nekiltų kainos. Ir realiai visą šitą kontroliuoja, taip, neoficialiai kalbant, tas pats Bazelio bankas. Kur tu savo auksą laikai? Aš nelaikau Lietuvoje, aš pasitikiu šveicarais. Šveicarais pasitikiu, ne? Kitaip nieko nepadarysi. Aš manau, kad Lietuvoje tai tikrai mane išpurtis. Jo labiau, kad pas jūs kalbėjau, tai aš garantuoju, kad pas mane ateis ir mane purtis kaip reikalas, kad, reiškia, kad aš tikrai turiu ten. O aš nenoriu, kad visa tai būtų, kad būtų kiltų tos konfliktinės situacijos. Kodėl tu kalbi? Kodėl tu kalbi mūsų laidoje? Kas tu? Nėra ką veikti? Nusibodo ramiai gyventi? Pirktum savo auksą, gyventum ramiai. Kodėl tu kalbi? Nežinau, sako, tokį lygiai tokį patį klausimą uždaviau Sven Carlin, jisai toks žymus yra investuotojas į turtą, į akcijas, kurios turi vertę. Sakau, kodėl tas jūsų kalbėjimas ten YouTube'ai, sakau, jis nieko neduoda. Sutarėm kartu, kad tiesa, jinai duoda prasme. Kiekvienas reiškia investuotojas, reiškia tikras investuotojas į turtą, kuris turi vertę, jam patinka tiesa. Tos įmonės, biržoje kaip yra, birža yra tiesiog balsavimo mašina. Vieną kartą kaina vieną dieną nukrinta, kitą dieną pakyla ir taip toliau. Tai yra chaosas. Bet iš to chaoso, jeigu paimam ilgą laiko atkarpą, birža visada įvertina sąžiningai. Tai yra atlygis jums už jūsų darbą, už tai, kad jūs skaitėt, už tai, kad jūs domėjotės tos įmonės akcijom, ar ne? Tai birža jums niekada nebus skolinga. Jinai visą laiką, ta prasme, už darbą atsilygina pinigais. Tai tokius žmonės man tiesiog bankai dabar, ir tarkim, ir Japonijos, tarkim, Bank of Japan, reiškia, pagrindinis tas centrinis bankas, tokių žmonės, kurie užtikrina sistemą likvidumą, išvadina šitais, kaip Sorošą vadino šitogį,
kaip tas lietuviškas žodis vadinasi, reiškia, spekuliantais. Tai Sorošas taip, jis to nepadarė, jis turėjo informaciją, jisai pasinaudojo savo kanalais ir taip toliau. O tie paprasti žmogeliukai, kurie kiekvieną dieną sėdi prie to ekrano, stebi tas kainas, suprantat, gadina savo sveikatą, yra išvadinami, reiškia, tokiais visokiais spekuliantais, negražiais žodžiais ir taip toliau. O realiai jie tik tai nori nubausti tuos, tarkim, dėdės, kurie negražiai elgėsi ir 50 metų spausdino pinigus ir gyveno šitą svajonę. Tai dabar aš pasakysiu ir visiems turbūt, kad Japonija turi apie 250 kažkur tai procentų skolos nuo bendro vidaus produkto. Tas yra daug. Visi supranta, kad niekada tos skolos neišmokės. Ir ką dabar daro tie paprasti maži žmogeliukai, šitie, reiškia, prie kompiuterių. Jie laukia, kol Centrinis bankas pradės supirkinėti Japonijos skolą. Tai yra neišvengiama. O kaip jisai supirkinės? Spausdinamas pinigus. O ką reiškia, kai spausdini pinigus valiutos kursui? Tai reiškia, kad Japonijos siena kris. Ir dabar susėdė visi, tie maži žmogeliukai, tokie, prie savo ekranų, laukia kiekvieno centrinio banko žodžio, kada jisai tik tai pradės, reiškia, tas savo operacijas. Ir aš garantuoju, kad bus jie apšaukti spekuliantais, sukčiais, parazitais, veltėdžiais, viskuo, kad reiškia, kad parodė, kad karalius yra nuogas. Tai ką daro rinka. Ir atrodo, tarkim, ten tas stambus kapitalas, jisai gali pasinaudoti savo padėtim, yra masto ekonomija, ne? Vienas, tarkim, ant ūkininkų labai gerai matosi, vienas ten pasiema mažiuką kombainą, vos juda, suprantat, kūlą, tuos grūdus, šitą jam sunku, ten ateina didelis, pasiema kreditą, pasiema didelį kombainą, nukulė greitai, padaro daug, bet kiekvienas toks stambus verslas, jisai turi labai didelės rizikas, jisai turi samdyti žmogų. Gal nusamdys kokį pigesnį, suprantat, kuris pasigers ir sudaužys tą kombainą. Ir užsibaigs to ūkio, ta prasme, plėtra, ar ne? Tai lygiai tas pats su finansiniam korporacijom. Jos išgyvena ne todėl, kad yra stambios, didelės ir nieko nebijančios, o dėl to, kad prisitaiko įstatymus. Kitaip sakant, vykdo lobizmą, prisitaiko įstatymus tokius, kokius jiem reikia. Ir viskas. Ir smukdo tos paprastus mažučius žmonės ir juos užgaulioja. O pati rinkos ekonomika, jinai nėra bloga sistema. Tiesiog reikia prižiūrėti, kad nuo kišininkavimo, sakykit man, ar socializmas buvo apsaugotas nuo kišininkavimo, nuo stambių dėdžių. Vis tiek buvo elitas, ar ne? Buvo. Politinis labiau elitas, tas toksai. Taip. Kapitalistinio tokio elito nebuvo. O žinokit, vis svajoju, kad galbūt yra tokia maža tikimybė, bet jinai vis tiek yra, kad galbūt mes grįšim prie tos mano išsvajotos klasikinės rinkos ekonomikos. Prie to, kad auksas yra pinigai. Ir ką tai duos automatiškai? Jeigu koks nors, tarkim, diktatorius arba kokia nors demokratija sumanys užpulti kokį nors Iraką, jinai automatiškai norės nusipirkti kūro, taip? Arabai sakys, mokėk auksu, kitaip neduosim kūro. Link ko veda? Tai, kad tiesiog bus sunku pradėti kažkokius tai naujus karus, esant rinkos ekonomikai. Kai tu turi spausdinimo mašiną, tau nėra daug lengviau. Suprantat, jūs turite iš kažkur žinai, kad tu paspausdinsi iš kažkur gauti pinigų karo išlaidom padengti. Taip? Ir iš kur tu jų gausi? Arba tu turi, reiškia, apmokestinti savo populiaciją. Taip? O populiacija nebus patenkinta, jeigu jūs iš karto apmokestinsi. Arba turi iš kažkur tai gauti, turėti sukaupti kažkokius tai aukso rezervus. Viskas, kito kelio nėra karui pradėti. Momentas, atvejis, variantas neblogas. Bent jau pradėti karus bus žymiai sunkiau. Mes žinom, kad visus karus realiai finansuoja būtent šitą niekuo nepagrįsta valiuta. Popieriukais, jo. Kad ir Ukrainoje dabar Zelenskis susiduria su problema. Ten tai apskritai aš nekalbu, ten pinigų spausdinimas yra
aukščiausios klasės, aukščiausios kategorijos. Infliacija ten yra milžiniška. Esmė yra tai, su kuo susiduria dabar, pavyzdžiui, pats Zelenskis, ne? Žinom, Rusija raketom apšaudo tos strateginius objektus, tai yra elektros pastotės, ne? Elektros pastotės tarybinių laikų. Jas atstatyti reikia detalių. Elementarių detalių, tarybinių detalių. Taip kaip dabar būtų paleista raketa į ūkininką, kuris turi 50 MTZ traktorių ir būtų apgadinti tie traktoriai. Atstatyti šitos traktorius reiktų MTZ detalių, ne? Rusiškų detalių, ne? Arba Belarus traktorių, ne? Taip. Ir tu tiesiog turėtum kreiptis į tą gamintoją ir sandėlius, kad gautų detalių, ne? Tai šiandien dieną norint atstatyti tas pastotės visas, su kuo susiduria problema. Amerikiečiais pinigų duoda, veža mašinom. Vat gali atvežti ir pakratyti dolerių, ne? Vat 20 tonų atveš ir pakratys tau į Kijevo Maidaną. Trūks dar, atveš dar pakratys. Tu turi tų dolerių, bet nėra kur nusipirkti detalių pastatyti. Tiesiog yra pasiūlos trūkumas. Tai tas pats, tarkim, ir vėl grįšiu prie tų centrinių bankų, tarkim, jų darbas yra vykdant pinigų monetarinę tą vadinamą politiką, riboti jūsų paprastų žmonių visuminę paklausą. Reiškia, matot, keletas palūkanų normas, jūs mokat vis daugiau pinigų bankui, ar ne? Iš vienos pusės mokat vis daugiau bankų, iš kitos pusės pas jūs smaugia infliacija. Anksčiau ar vėliau jūs nusilpsit, jūsų perkamoji galia vis tiek sumažės ir kainos kris. To yra visa pagrįsta. Bet esmė ta, kad tas eilinis paprastas žmogus, jis iš to pinigų spausdinimo, jisai nieko negavo. Tai žiūrėk, tai mes galim pasiūlyti žiūrovui, pavyzdžiui, kaip išeiti visada. Mandrus mes čia politikuoti, ne? Reikia žmogui siūlyti variantą, kad žmogus dabar pakilęs, išjungęs kompiuterį galėtų eiti, pradėti dirbti, kažką daryti, kad jaustųsi saugesnis, ne? Tai tie, kurie turi polinkį lipdyti molį, dabar eikit, pradėkit ir lipdykit jį, ne? Žiest molį. Tie, kurie turi polinkį pinti krepšius, pinkit. Tie, kurie mokat siūti, turit polinkį siūti, eikit, pradėkit siūsti. Tiesiog aš turiu omeny amatai. Taip. Amatai gali apsaugoti. Tu turi kažkokį sugebi pagaminti kažkokį produktą, tu jį tiesiog elementariai po to galėsi su kažko įsikeisti. Vis tiek reiks kažkam tų pintinių, tų krepšių reiks, maišų reiks laikyti maisto atsargas, kad ir molinių puodų kažkokių su dangčiais ten, ar ten, kaip sakau, čia nachinių. Nu, kažką. Aš turiu omeny, kad čia atrodo... Jūs turėsit būti naudingas visuomeniai. Taip. Kažkom. Taip. Batsiuvys esat. Taip. Mokat siūt. Mokat, gal statybininkas esat. Taip. Gal kirpėjas esat. Taip. Amatas niekam dar nepakenkė. Išmokti amatą. Ir žinai, kokia dar tendencija Lietuvoje auga. Baigia aukštuosius, visokie ekonomistai, visokie tokie. Žinot ką, į profesinės mokyklas pradėjo stoti. Labai protingas pasirinkimas. Jo. Pastebėjau, kad stoja tiesiog, kad įgauti profesiją. Labai stalių padaugėjo, labai daug. Dabar kaip ir mada tokia, gaminti kažkokius tai baldus, gal ten madingus kažkokius, tai ten, gal jie nėra labai patogus, ten kažkoks stalo ar kėdę elementariai pasigaminti, kurio būtų galima atsėsti ir valgyti, kaip sako, bet jie visokius ten daro, meniškus, ten dizaineriam, ten vienetinius parduoda, bet patį pagrindą jie vis tiek išmoksta šitose profesinėse mokyklose, tai aš manau, kad tie, kurie galvoja ten stoti kažkokius dabar ten verslo vadybos, stipriai pergalvokit. Gal vis dėlto būtų geriau gauti... Verslo vadybas, teisės, gal geriau pasirinkti galbūt kažką tai iš inžinerinės pakraipos. Būtent. Įgauti būtent... Elektrikai, santechnika. Mechanikai. Taip. Mechanikai. Dabar visi mandrus važiuoti į autoservizus. Jeigu ateis tie laikai, kada tie autoservizai tiesiog nebedirbs arba nebebus galimybių nuvažiuoti, o jeigu jūs nesugebėsite elementariai tepalo pasikeisti alyvos mašinai arba ten kažkokį šarnyrą ar guolį ar stabdžių kaladėlių, tai ir viskas. Dabar prabangiuose automobiliuose arba naujesniuose automobiliuose taigi yra prifarširuota visos tos SBC ir ten tų visų... Bet tu vis tiek, jeigu tu turėsi prisijungimą kompiuterį, turėsi programėlę, gali prisijungti, tai tie irgi žmonės bus naudingi. Čia taigi... Ne, taip. Tai būtent naudingi žmonės, kad būtų naudingi galbūt... Tai ir daro klasikinė rinkos ekonomika. Matot, mus pradėjo traukti, kitaip sakant, Azijos linkui, ar ne? Taip. Mes netrukus pradėsim vertinti labai realius dalykus. Ir klasikinė rinkos ekonomika, ko jinai yra man ypatinga, jinai tuo, kad jinai yra arčiau gamtos.
Nereikia tų dirbtinų visokių CO2 skaičiavimų, visokių šitų dalykų. Jeigu bankai juos norėtų ten uždrausti tos reiškia, CO2 suvartojimus, jiegi patys finansuoja tas įmonės. Gerai, tarkim dabar aš kuriu bendruomenę, naudingų žmonių bendruomenę, kurie galvo, moki virint. Moki virint. Moku tinkuoti sienas galiu, glaistyti galiu, dar iš papildomų be ūkininkavimo. Mašiną moki tvarkyti. Žiūrint ką, jeigu kaladėlės pakeisti, stabdžių galiu pakeisti. Diržuką. Ką? Pagrindinį diržą variklį pakeistum? Su YouTube taip. Nėra interneto. Va čia jau būtų jau sudėtingiau, ko gero, pagrindinį. Bet jau galva pasukus, galbūt, jeigu ten būtų mėtkos atžymėtas, gal ir pakeistum. Vat būtent, kad reikia atžymėti ir tiksliai, suprantat? Va čia tai ir yra blogai. Kokį radiatorių pakeisti, aišku, čia... Aš pasigirsiu, ką aš moku. Ką aš biški moku? Turiu, tarkim, staklės, galiu medieną pjauti išilginę. Aš taip pat galiu. Taip, staklės galiu pjauti. Turiu suvirinimo aparatą, galiu virinti. Turiu generatorių, tas pačias visas staklės galiu pasileisti ir tą pakankamai srovės yra. Ką aš dar moku? Elektrą moku pajungti, pilnai galiu visą elektrą pajungti, automatus viską galiu pajungti, automatus. Ką aš dar galiu? Su žemės ūkiu galiu su traktoriu, galiu su kombainu, galiu jeigu dar taip pasibandyčiau ir arkliuką, plogiuką dar galėčiau turbūt, nes vaikystėje tai bočiukas duodavo plogiuką pavesti. Na, aš be traktoriaus, tai su arkliu tai ne, bet... Reikalą esam išmoktum. Išmoktum. Kur tu dingtum? Eitum, bandytum, jeigu aišku arklys, žinai, pratintas. Matot, kas yra ir čia yra, tarkim, tas mūsų ir paviršutiniškas požiūris į tą žemės ūkį. Taip. Matot, pagrindinės... Dėl savęs. Taip, bet kadangi jūs jau užsiminėte apie tą žemės ūkį ir apie tą klimato kaitą ir visą kitą, tai aš noriu pasakyti, kad gamtos problema, mes ne čia gamtą žalojam, ne su to klimatu. Mes žalojam gamtą būtent su dirvožemio derlingumais. Apie tai nieks nekalba. Bet Vokietija, Italija, Ispanija, visos to šalis, jos yra velniškai nualinusios savo dirvožemį. Ir dabar šiuo metu be trąšų ten nieko nebeužauginsi. Dirvožemiai yra nuerodavę. O pats augini ką nors? Ne, aš stengiuosi kiek įmanoma mažiau sėti grūdinių kultūrų. Pas mane daugiausiai yra gyvuliai, avys. Reiškia, tai va tas jau, kaip sakant, tam, kad išlaikyčiau dirvos struktūras, kad būtų, reiškia, kad gamintųsi tas humuso sluoksnis. Turi tręšimo aparatus, avis. Ta prasme, tręšimo aparatai. Mėšlakratės. Taip, avis. Mėšlakratės. Taip, tai jeigu aš sakau, aš sėju, bet sėju nedaug ir dažniausiai yra įsėjamos pas mus pievos. Ir suorį pasėjai dažniausiai tai yra miežiai, avižos ir avižos su įsiliu. Po to žiriniu. Ne. Aš tiesiog taip, galit kalbėti apie tai, kad žirniai arba visokie ankštinės kultūros jos atstato azoto kiekį dirvoje, bet realiai ką turim Lietuvoje, kokią situaciją, tai turim sėjomainą iš 2 kultūrų, turim rapsus ir kviečius. Ir pelningumo vardan, greito pelningumo vardan, mes turim šitų 2 monokultūrų, reiškia, sėjomainą. Ir ko pasekoje turim nualintus dirvožemius. O dirvožemio atstatyti be organikos aš neįsivaizduoju, kaip gali atstatyti. Nebent 10 metų palikti, reiškia, tos dirvožemius ramybei. Tai, žinokit, vat kur yra pagrindinė problema, gamtos problema, o ne kažkoks tai klimatas ar CO2 ten iš karvių. Karvė būtent, ta karvė arba ta avis, jinai tą dirvožemį saugo. Būtent iš karvės mėšlo arba iš avių mėšlo, reiškia, tas dirvožemis gaminasi tą humuso sluoksnį, tą derlingumą visą. Palidovinį telefoną turi? Ne, neturiu. Aš dabar pradėjau domėtis palidoviniais telefonais, jie visiškai atpigiai yra, netgi yra tokios funkcijos, kaip ten pildyk, labas, visokios kortelės papildymo, ne? Tu tiesiog, kad jį turi momentu X ateis, tu tiesiog turėsi ryšį, žinai. Tik tai yra klausimas, kam tu skambinsi, jeigu visi mobilus ryšys, tarkim, dingtų. Tai va dabar galvoju, jeigu bendruomenę organizuosim tokį... Laikraščiais.
laikraščiais, kaip ir senoji, laiškais, laikraščiais, taip. Bet dabar tam technologijų amžiui, telefonai, palidoviniai, jie vis dėlto bet kokio karo metu jie veikia. Visur veikia. Ir toj pačioj Ukrainai veikia, visur Afganistane, kur bebūt, jie visur visada veikia. Nes tais pačiais palidovais naudojasi kariuomenė. Taigi, galvojam, kai dabar bendruomenė, jeigu tokie rengti, pavasarį darys susitikimą su žmonėmis, kurie apskritai ar supranta, kokioje mes esam situacijai, kai mes jau filtruosim žmonės, kurie supranta, kokioje mes esam situacijai, tada stengsim apsivienį tokia kaip į bendruomenę, tu gyveni Skuode, tu akmeniai, tu moki lipdyti, tu kalti malti. Lietuvoje jūs galite kalbėti tik tai apie gyvybės palaikymą, apie kažkokį tai išgyvenimą. Taip. Apie tai, kad pakeisti kažkokią tai valdžią, žinot, ne. Kad išgyvent tiesiog normaliai, pavyzdžiui, pas mane nėra, aš nebeturiu bulvių, skambinu Tadui, sveikas Tadai, kai pastoju su bulvių. Bulvių pas mane daug, aš nebeturiu to, pas mane to. Sustinkam ten ir ten, pasiderinam, tu atveži man 3 maišus bulvių, aš tau 3 maišus grūdų, arba dar ten ko atvežu dar kažkokio bulių, ar dar kažką. Kad tiesiog, man sugedo tas, gal tu turi detalę, man Zeimaris sugedo, gal turi pjūklo peilį. Nu tiesiog bendruomenę Lietuvoje padaryti gal iš kelių šimtų, ar iš 1000, ar iš 2000 žmonių, tiesiog komunikacijos centrus tokius, kad būtų, tame taške būtų telefonas, į kurį galima paskambinti. Nebūtina turėti kiekvienam palidovinį telefoną. Pavyzdžiui, Skuodo regione, 2 taškuose būtų žmonės, pas kuriuos yra telefonas. Gali Petras ten 5 kilus ir pažingsniuoti pas Antaną, kad susiskambinti, tiesiog, kad komunikuoti. Nu, va tokia pas mane. Bet čia daug labai minčių aš dar neskleisiu, nes pas mane viskas dar galvoj, visas tas projektas. Bet aišku, čia nepasigirsiu, kad čia labai protingas, daug idėjų pavogiau iš tam tikrų veikiančių bendruomenių, kurios veikia kuo puikiai ir domiuosi tom bendruomenėm, kurios veikia ne Lietuvoje, ne Europoje, o būtent ten, kur yra sunkiai, ten, kur jie jau turėjo problemų, kaip jie išgyveno, kaip jie laikėsi, kaip sakant, praktika, dar plus patobulinti. Ir jeigu atsiras protingų žmonių, aš manau atsiras, tai mes tokie turėsim mini saugumą, tokį, žinai, ramybę momentų X atėjus. Mes esam, visa Europa yra turbūt Rusijos įtakos zonoje ir dėl ko Putinas įsiveržė 24 dieną, taip, vasario. Dėl to, kad jis pamatė, kad NATO veiksmus Sirijai, jis pamatė, kaip Jungtinės Amerikos valstijos bėga iš Afganistano ir jis pamatė Bideną, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administraciją. Tai jo buvo toks paskaičiavimas. Sankcijų aš manau, kad jisai tikėjosi. O realiai tai jūs sakot, kursim tas bendruomenės ir taip toliau, aš manau, kad realiai mes pateksim į visą matyti Rusijos įtakos zoną, nes Putinas nekartą yra užsiminęs, kad Pabaltijos šalis, kad NATO susirinktų savo ginkluotę ir iš čia išeitų. Ir man, pavyzdžiui, dėl tos NATO ir dėl Amerikos ginkluotės kyla tokios pastabos. Aš gal ir jūsų paklausiu, nes aš nesu ginkluotų, tankų ekspertas. Bet aš matau tuos Abrams tankus Jungtinių Amerikos valstijų, kurie yra čia dislokuoti. Ir man kyla klausimas, kodėl jie nenudažyti Lietuvos gamtiniam spalvom. Jiegi dykumuose kariavo su šitom spalvom. Būtent spalvai tai yra šviesiai rusvi ir rudi. Tai yra dykumų. Taip. Maskuotės spalvos. Dykumuose, smėlėlė. Afganistane. Tiesiog aš manau, kad bus... Yra atsakymas. Aš šitą klausimą buvau pakėlęs. Ir aš per kažkurį video kalbėjau ir aš mačiau, kad mano šitą buvo aptarinėjimas. Toks yra Bačiulis. Algiu Greitai kalba, toks yra Algis Greitai, Algis Ramanauskas, ne? Ir Bačiulis yra buvęs veidas, ten vyro redaktorius, sakys. Bet aš jį vertinu kaip neblogą karo ekspertą. Bačiulis, jis tikrai žino visą ginkluotę, visą kitą. Sako, amerikiečiai turi paaiškinimą, tos tankus gali apdengti su tinklu iš karto. Tarkim, prasidėjus kariniam konfliktui, uždengia žaliais tinklais, tais maskuojančiais ir viskas. O tai jie neturės manevravimo galimybių ir taip toliau? Turės. Jie bus uždengti tinklais ir viskas. Apdengs, tokį užmaus, vadinkim, kaip telefono dėkliuką. Uždės dėkliuką, ant viršaus ten lapai mirgės žaliai ir visa kita tipo. Aš nežinau, bet tarkim, kai man irgi taip pat atrodo, kad atvežti čia smėlio spalvos tankai man kažkaip nesudaro
garantijos, kad jie rimtai nusiteikia mus ginti. Aš noriu pasakyti. Taip, jo labiau, kad mūsų valstybės tarnautojai pastoviai nuvažiuoja į Vašingtoną ir klausia, ar veiks 5 straipsnis. Tai irgi nepriduoda jokio solidumo, tai yra toks straipsnis. Taip. Baimė. Yra ir paskutiniai Gabrieliaus Landsbergio pasisakymai Lietuvos rytos televizijai, kada jis jau spaudžia į kampą senos Europos lyderius ir sako, kada mes užbaigsim su Ukraina? Na, kada? Nes matomai jam yra pažadėta ir prikalbėta, kad mes šitoj visi ateisim, čia mes susivienysim visą Europą, rusai nepatams ir Sigas pabėgs ir Krymą paliks ir čia jam nebus kur dingti, mes šiai prispausim su sankcijom. Na, tiesiog greičiausiai vaikelis yra prisitikėjęs ir dabar mato visai kitokius scenarijus. Dar pridursiu, perskaičiau Delfi straipsnį vakarykščiam video, minėjau, kad Vaidas Saldžiūnas, kuris rašo kariniam tematikom Delfi, aišku, ten didelė dalis klėdesių jo yra tokių fantazijų, bet faktologijos ten yra visai nemažai. Jis taip pat sako, kad Ukraina labai sekasi ir neaišku, kaip baigsis. Delfi jau Saldžiūnas rašo. Ir Landsbergis laksto jau pasimetęs klausinėje, o Šolcis pasakė, taigi tankų neduosim. Žiūrėkit, aš iš ūkininkavimo tokį pavyzdį dar pridėsiu prie jūsų šito pastabų. Įsivaizduokit taip, sako, kodėl ūkininkai nesikooperuoja. Pastoviai sako, jeigu jūs kooperuotumės... Kodėl jūs ne vieningi? Jo. Tai iš ekonominės pusės tai būtų tiesiog pasakymas, kad jūs tiesiog neskaitote ekonomikos vadovėlių. Mes esam arčiausiai tobulos konkurencijos. Reiškia, Petro kviečiai nesiskiria nuo mano kviečių, tai yra, reiškia, homogeniškas produktas. Pakonkuruoti mums, kad mano kažkiek tai geresni tie kviečiai negu Petro, neina. Mūsų produktai iš esmės yra vienodi. Mūsų ūkininkų yra daug, susitarti yra sunku. Ir tai yra ekonomikos pradmenis. Bet kai tik tai pradeda ūkininkai kalbėtis, jau eiti link to, kaip sakant, kompromiso, tai ką mes galim pastebėti, yra 100-200 bobučių, tarkim, su pienu labai gerai matosi. 100-200 bobučių ir 2-3 stambus. Taip. Ateina tie 2-3 stambus, pradžiai viskas būna gerai. Paskui gaunasi taip, kad tie 3 stambus pasiema didesnę kainą negu bobutės. Nors visi sutarė, kad už pieną gausim vienodas kainas. Ir tą pieną, tarkim, išvešim kur nors, į kokią Lenkiją ar dar ką, į Rusiją, tarkim, kaip buvo galima, ar ne? Čia gaunasi taip, kad tie 3 stambus visada stengiasi apgauti tas mažutės, tas bobutės, kurios laiko po 1, po 5 karves. Dėl ko? Dėl to, kad jos neskiria tiek daug dėmesio visam šitam, reiškia, susitarimo, organizavimo ir taip toliau dalykų. Jos nesigilins į tos... Jūs neturite tiesiog galimybę? Taip. Ir dabar jūs man pasakykit, kai pasiemus tas 100 bobučių, 100 Jungtinių Amerikos valstijų kolonijų ir dabartinį AUKUS, kur buvo įsteigta nauja sąjunga karinė. Aš manau, kad Jungtinių Amerikos valstijų NATO nebetenkina. Manau, kad Europos Sąjunga ir visa šita, tai kas čia yra tiesiog mušta korta. Tai reikia susikoncentruoti ties Kinija. Nes realiai Rusija yra kas? Rusija yra ginkluotė ir iškasinos. O Kinija yra ir finansinis kapitalas, ir gamybinis labai stiprus kapitalas. Dėl to Jungtinės Amerikos valstijos dabar atitraukia tokias gamyklas kaip Apple iš Kinijos, ar ne? Gražinasi kapitalą atgal. Iš Taivanio salos gražinasi Taiwan Semiconductors. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra pirmas dalykas. Ne prieš gerą. Ne prieš gerą. Nenori palikti dar vienas dalykas Kinijai strateginių puslaidininkių. Taip. Ir geografinė pozicija šitos salos. 2 dalykai. Tai va, bet vadinasi, amerikiečiai labai puikiai strateguoja, ar ne? Jie mato, kad čia, tarkim, tas karas su ta Ukraina, kaip nuo jo visą tai priklausys, kas čia dėsis toliau. O aš tikiu, kad NATO šitas dalykas bus, tiesiog jisai nebetenkina amerikiečių. Viskas. Ir Jungtinės Amerikos valstijos jau dabar respublikonai sako, kad nebeduokim pinigų, reiškia, Ukrainai. Taip, tai ne 51 mūsų valstija. Taip. Tai dabar pasakykit man, ar jie skaičiuojantys žmonės, ar jiem verta ten tęsti tą karą? Ko gero, kad ne. Ir ko gero, kad jie rausis toliau. Ir ko gero, kad, Putinas visą labai gerai yra paskaičiavęs šitoj vietoj. Jis numatė tas sankcijas, tos 300 milijardų, kur iš jo tos išaldė. Dabar sako, liko tik tai 100 milijardų.
Tas pats 100 milijardų yra amerikiečių bankų kapitalo. Ir tas mūsų, tarkim, Luminoras, kuris yra valdomas BlackRock ar Blackstone. Galiu dėl pavadinimų tiesiog šiuo metu suklysti. Reiškia, jisai... Vadinkim, juodųjų valdomas. Dukterinė įmonė yra Luminoras. Jų pozicija į Rusijos vertybinius popierius kiek 17 berods milijardų. Tai vat, Rusija pakankamai gali taip pat atsakyti amerikiečiam. Ten bankai jų yra, tiek pas JP Morganas, Goldman Sachs, jie turi savo filialus ir turi apie 100 milijardų dolerių turto. Tai jie gali tiesiog, reiškia, veidrodinės sankcijas. Aš matau, kad tas sankcijas tokias jos yra daugiau parodomosios. Jūs pažiūrėkite, tas sankcijas įtraukiamas kažkokias pavardės, kažkam Petrovičiui. Abramovičius dabar bus po sankcijų. Šio atims 27 milijonus. Ojetus Marija. Taigi balti centai čia. Balti centai. Bet žiūrėkit, įtraukiamas kažkokias pavardės. Na įsivaizduokite, amerikiečiai ten Europoje įveda sankcijas. Kažkoks Petrovič, kažkoks Dūmos ten deputatas negalės atvykti į Ameriką, kuris nė karto nebuvęs toje Amerikoje, niekad neplanavo vykti. Bet yra parodoma, kad šitam nebegalės. Paskui dar ten įvedami kažką asmenį. Pasižiūrėkit, palaukit, mes dabar jie nori įvedė tas lubas naftos produktam ir Brent naftai $60 už barelį. Dabar kas nuo to bus, reiškia, tai atskirti, ar tai bus rusiška nafta ar amerikietiška, faktiškai neįmanoma. O amerikietiškos korporacijos, kuriem priklauso tanklaiviai, tiesiog čia visą tai bus daroma techniškai per draudimą. Taip? Tiesiog joks kapitonas neplauks, jeigu jo krovinys nėra apdraustas, nes jis nenori atsakomybės. Tai ką daro rusai dabar jau ir su indais, jie perka naujus tanklaivius ir stato naujus tanklaivius. Ir mes vis tiek pirksim tą naftą. Ir pirksim ją brangesnę kainą, tik tai jinai bus sumaišyta Indijai. Rusiška bus sumaišyta su kita nafta ir mes ją pirksim. Indai dabar puikiai gamina benziną, eina tanklaiviai, kūro eina tanklaiviai po visą pasaulį. Dabar Indija realiai tapo Rusijos naftos perdirbėja. Apstatyti rinkos ekonomiką tiesiog sankcijomis ar kažkokiais tai ribojimais, aš nežinau, ar istorijoje yra tai buvę, kad... Sužlugdyti kažkokią valstybę. Ne, neįmanoma faktiškai. Ne, labai, tas yra faktiškai, be šansų. Tai tai tiesiog mes, kaip sakant, kaip atpirkimo ožiai, už visą šitą tiesiog susimokėsim. Susimokėsim didesnę kainą. Bus dar vienas istorinis praeitas etapas, iš kurio greičiausiai žmonės ir vėl eilinį kartą nepadarys išvadų ir pamokų. Ne, nepadarys, tai bus jau 5000 metų. Tik pauostom, tik priliečiam auksą sidabrą. Ir vėl ateina politikas ir vėl atkiša mums tuos popierėlius. Arba skaitmeninius vienetus. Tai tai sena kova. Tai ką, baigsim mūsų siaubo filmą šiandien? Baigiam. Baigiam siaubo filmą, eikit molį lipdyt, drožkit, pinkit. Ir turėsit kažką, bent jau mokėsit pagaminti, pasigaminsit kažką, pasigaminę galėsit išsikeisti. Arba iš kažkokią paslaugą pasimainyti. Tiesiog artėja nelengvi laikai iš tikrųjų. Ir tie, kurie galvojat, kad viskas bus gerai ir jūs gyvensit taip gražiai, kaip šiandien gyvenat, lemputė šviečia, taip pat galvoja ir Kijeve žmonės gyvenantis. Taip pat prieš 9 metus galvoja Luganskai ir Donetskai žmonės. Ir kai jiem jau kai kurie žmonės sako, kad Ukrainoje yra planuojamas perversmas ir čia gali prasidėti kariniai konfliktai, jeigu mes nesutiksim. Daugelis rodė, sukinėjo pirštą prie smilkinį ir, tiesiog, ką jūs čia klėdė, taigi čia netras, čia ne 40-ieji metai, čia taigi dabar mes demokratiniai gyvenam santvarkoje ir čia taip ir taip. Ir jūs matote, 9 metai, Luganskas, Doneckas, visas tas pakraštys gyvena kare, realiai jie yra apšaudomos ne kiekvieną dieną. Tarkim, Krymas buvo atjungtas nuo vandens. Apie tai kalbėjo daug. Žmonės Kryme gyveno be vandens, tai neturėjo. Ukraina buvo atjungus Krymą be vandens. Šiandien panašiom situacijom gyvena jau ir Kijevas. Ir Kijeve žmonės, kai buvo apšaudomas Luganskas, Doneckas, jie labai kreipė dėmesį į tai, kad ukrainiečiai apšaudo jų brolius ir sesės tos pačius ukrainiečius, todėl, kad jie nesutiko su perversmu.
Jie gyveno savo ramiai, nesuko galvos. Ar jie padarė kažkokias išvadas, ar jie darė piketus ir sakytus, stop, nebežudykim savų, nes realiai Ukrainoje vyko savų žudymas. Nedarė. Ir šiandien dieną, atrodo, turėjo pamoką praeiti. Ir šiandien dieną jie tokioj pačioj situacijoje kaip Luganskas ir Doneckas, Kijevas. Dar nėra taip žiauriai, bet jau yra. Ir atrodo, žmonės nedaro pamokų ir visiškai nežiūri, kas vyksta. Ir jeigu grįžtant prie Lietuvos, tai turim realiai, aš nereligingas žmogus, bet turim visas pastangas daryti, kas kaip sugebat, melstis, įkalbinėti mūsų politikus, kad jie imtųsi proto ir nepaverstų mūsų šalies karinių fronto dalimi, ar mes netaptume globalaus karo faršu. Taip vadinkim. Šiaip ir apskritai aš tų visų švenčių ypatingai bijau, Kalėdų, Naujų metų, nes, kaip rodo istorija, tarkim, 1913 metais ir buvo tas kritinis taškas, perėjimas nuo klasikinės ekonomikos prie keinsistinės, įsteigtas Centrinis bankas, Federalinis rezervas per naujus metus, man atrodo. Tai būtent šventės, vieniem yra žmonėm šventės, o kitiem žmonėm tai yra politikos darimas. Jie jaučia, kada žmonės atsipalaidavę. Taip, tas pats kaip dabar, tarkim, Argentina. Kūčių vakarą, pabandyk suorganizuoti mitingą. Tai va, mėlėjai, šiam kartui tiek, ate, iki sekančių kartų. Iki.